Sveiki, mėly bičiuliai, su jumis sveikinasi Jaunimo naujienos. Lietuvos apeliacinis teismas trečiadienį Seimo narį Remigijų Žemaitaitį pripažino kaltu dėl neapykantos žydams kurstymo ir holokausto šiurkštaus menkinimo, padidino jam skirtą baudą iki 10 000 eurų. Pasiklausykime. Bylos faktiniai duomenys nepalieka jokių abejonių, kad Remigijus Žemaitaitis, būdamas Seimo nariu ir profesionaliu politiku, kurio teisinis statusas įpareigoja itin atsakingai naudotis įsitikinimų raiškos bei informacijos laisvę, peržengė teisėtos saviraiškos ribas. Nustatyta, kad nuteistasis sistemingai ir viešai tyčiojasi, niekino bei skatino neapykantą žmonių grupiai ir jai priklausantiems asmenims dėl jų žydų tautybės. Aišku, apie apkaltą Remigijui Žemaitaičiui prakalbo konservatoriai, taip pat žodį tarė ir socialdemokratai. Tokių žmonių Seime neturi būti. Tai neišvengiamai, kaip čia bebūtų ir kokia čia virtinė būtų tų įvairių teisinių interpretacijų, bet faktas, kad apkalta yra sudėtingas procesas, reikia valdančiųjų pritarimo, tai labai svarbu sulaukti ir socialdemokratų balso. Pasitarsime, kaip reaguoti visą tai. Be abejo, tai yra nemalonu, nes juolab, kad tai yra buvęs koalicijos partneris, bet tai yra Seimo narys išrinktas ir matysim, kaip toliau elgsimės. Prokuratūra jau 2 mėnesius vykdo ikiteisminį tyrimą dėl pavogtų 600 000 nekilnojamo turto registro įrašų. Portalui LRT generalinė prokuratūra teigia, kad tyrimas tebevyksta, o tyrimo duomenų apimtis yra išskirtinai didelė. Kaip skelbta, tuomet ikiteisminis tyrimas pradėtas gavus pranešimą apie valstybės institucijų fiksuotus galimai neteisėtus trečiųjų asmenų veiksmus susijusius su valstybės valdomais duomenų registrais. Dizaineris Juozas Statkevičius šiuo metu itin sėkmingai kritikuoja valdžios institucijas, nes tai viešoje erdvėje susilaukė didžiulio susidomėjimo. Iš pradžių Juozas Statkevičius piktinasi, kad Lietuvos žmonės pajūryje pasigenda pačių paprasčiausių dalykų – suoliukų, dušų bei tvarkingų tualetų. Pasak jo, ši problema nesprendžiama jau kelias kadencijas iš eilės. Palangos merė, grąžink žmonėms suoliukus, dušus ir tualetus pliaže. Nesvarbu, kad asmeniškai jums neapsimoka ir negaunate naudos. Rūpinkite žmonėmis, o ne statybomis. Į ką pavirtėt Palangą? Laikas keistis. Gėda merui. Tegu savo 15 butų ir namų parduoda. Gėda jam, teigia dizaineris. Na ir Juozas Statkevičius sukritikavo kelių būklę. Kas per nesąmonę? Viena magistralė 300 km ne 3000. 30 metų laisva Lietuva nesugaba kelio padaryti. Gėda Lietuvos keliams, kada mes būsime Europoje. Ką galime pridurti prie tiesos žodžio? Kai valdininkų norai yra nukreipti į save, sunku dar kažką sukurti gero dėl bendro Lietuvos gėrio. O ką jūs, brangūs žiūrovai, galvojate apie šias naujienas? Savo nuomonę galite palikti komentaruose. Iki.